Turbūt niekam Lietuvoje nereikia pristatinėti šitos Lietuvos didžiosios kunigaikštienės ir Lenkijos karalienės. Kaip rodo apklausos, Barbora Radvilaitė yra viena garsiausių Lietuvos istorinių asmenybių. Kažkur 5.-6 vietoje, tarkim, po tokių asmenų kaip Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, Mindaugas ir panašiai. Na, o kaip moteris, tai iš tikrųjų lyderiauja žinomiausių asmenybių sąraše. Įdomu tai, kad Radvilaitė savinasi tiek Lietuvos, tiek Ukrainos, tiek Baltarusijos, tiek Lenkijos žmonės, visi ją laiko sava ir dar įdomu, kad visų šitų šalių žmonės mano, kad jin buvo gražiausia Baltarusijos moteris, Ukrainos moteris, Lietuvos ir taip toliau. Na ir per ilgą laiko tarpą praėjusi nuo Barboros Radvilaitės mirties, dėl tokio didelio dėmesio visą laiką buvusio jai, susiklostė labai įdomus mytinis, sakyčiau, Barboros Radvilaitės gyvenimas. Išskyriau 10 tokių ryškesnių mytų apie šitą asmenybę. Jie yra ganėtinai įdomus. Jeigu trumpai galima pasakyti, kad jau iš karto po jos mirties formavosi neigiamas, blogos Barboros mytas. Jin buvo visuomeniai pristatoma kaip nuodytoja, kaip paleistuvė, na, žodžiu, su visom neigiamom potekstėm. Jai priskiriama, kad iš tiesų jin taip apžavėjo Žygimantą Augustą, neva įpilusi kažkokių tai nuodų ir dėl to jis taip smarkiai ją mylėjo. Vėliau nuo 18 amžiaus keičiasi juodasis Barboros mytas į baltąjį. Jinai patampa labai įdomiai dėl įvairių peripetijų, daugiausiai politinių peripetijų. Jinai tampa tokia didvyrė, baltąja Barbora, tėvynės gelbėtoja, tėvynės motina. Tokią mes ją matome ir labai garsiame Lietuvoje, Grušo garsioje dramoje Barbora Radvilaitė, kur jinai kaip tik Lietuvai neša tą karūną, teigia prašanti ją priimti kaip jos auką. Na, o iš tiesų realiai gyvenime buvo daug paprasčiau. Nebuvo nei jin auka, nebuvo nei jin nusidėjėlė, nebuvo nei jin tėvynės gelbėtoja. O kas jinai buvo ir kokie mytai šitose peripetijose istorinėse, ir siūlau paskaityti kapsulėje apie 10 mytų apie Barborą Radvilaitę.